Rugpjūčio 8. Į kuriuos tik namus įeisite, pirmiausia sakykite: ramybė šitiems namams. Ir jei ten bus ramybės sūnus, jūsų ramybė ilsėsis ant jo, o jei ne, jis sugrįš pas jūs. Luko Evangelija 10 skyrius 5-6 eilutės. Kiekvienas dabartinės pjūties darbininkas turi atkreipti dėmesį į viešpaties instrukciją duotą šiuose eilutėse. Visur, kur tik viešpaties atstovai eina, kartu su jais turi eiti ramybė, o ne kova, netvarka, neramumai ir vaidai. Aišku, kad tiesa taps kardu sukeliančių opoziciją, tačiau vien tik tiesa turi sukelti opoziciją ir pasidalymus, o ne viešpaties atstovų žodžių ar veiksmų grubumas, šiurkštumas ar nemandagumas. Yra daug dalykų, kurie nervina žmonės dabartiniuose neramiuose laikuose, bet visi, kurie priėmė tiesą, turi taip pat priimti ir jos dvasią, skelbdami linksmą žinią apie ramybę per Jėzų Kristų. Viešpats visada savo tarnams paruošia nuoširdų priėmimą tose šeimose, kuriuose viešpats nori, kad būtų priimti. Kur tik jo tarnai nėra nuoširdžiai sveikinami, ten viešpats jiems neparuošia priėmimo ir būtų gerai, jeigu eitų toliau. Kad ir kur jie eitų, jie turi parodyti viešpaties dvasią, pasirengusią suteikti dvasinės palaimas, kurios yra daug pranašesnės ir aukštesnės už jiems suteiktas žemiškas palaimas. Jeigu jų palaimos nėra pageidaujamos ar įvertinamos, tegul išeina pasitenkindami mintimi, kad gal kažkur kitur kokia nors verta šeima laukia jų atėjimo. Klausimai: kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokie buvo rezultatai? Į kuriuos tik namus įeisite, pirmiausia sakykite: ramybė šitiems namams. Ir jei ten bus ramybės sūnus, jūsų ramybė ilsėsis ant jo, o jei ne, jis sugrįš pas jūs. Luko Evangelija 10 skyrius 5-6 eilutės.